Eduardas Vaitkus įsikėlė pats. Be Lietuvos mes esame niekas, dulkelės blaškomos vėjo, be šaknų, be vietos. Tik Lietuva, kurią galime ir turime kurti visi kartu, suteikia mums prasmę. Tokiai Lietuvai reikia taikos ir tautą gerbiančios valdžios. Dabartiniai išdavikai valdžioje atėmė iš mūsų teisę patiems nuspręsti savo likimą. Todėl net vasaros ir žiemos laiko negalima persukti be užsienio leidimo. Jau skelbiamas ir naujas siekis – mūšio lauke nugalėti branduolinę valstybę. O tai reiškia tik vieną – ne tik Lietuvos žmonių, bet ir Lietuvos valstybės sunaikinimą. Šių grėsmių akivaizdoje Lietuvos prezidentas bučiuoja svetimą vėliavą. Lietuvos valdžia skelbia leidžianti užsieniečiams nesilaikyti Lietuvos įstatymų. Ar mes čia jau svetimi? Juk Lietuvos konstitucija draudžia diskriminaciją tautiniu pagrindu. Mano siekis – sugrąžinti Lietuvą jo žmonėms, ko ir buvo siekta Sąjūdžio laikais, kad mes patys spręstume svarbiausius Lietuvos gyvenimo klausimus. Atsisakyti Lietuvos savarankiškumo ir pasiduoti Briuselio biurokratų maloniai ar ne? Atsisakyti finansinės nepriklausomybės garanto lito ar ne? Dalyvauti agresyvaus karinio bloko NATO veikloje ar ne? Siųsti Lietuvos karius į vakarų proksi karą Ukrainos teritorijoje ar ne? Dabar tokia teisė iš mūsų yra atimta. Aš kviečiu visus Lietuvos piliečius pasisakyti už laisvą, nepriklausomą ir neutralią Lietuvą, kuri žino, kas yra savigarba ir socialinė atsakomybė, kurios netreipia užsienio kareivio batai ir kuri nesikiša į kaimynų vidaus reikalus. Aš kviečiu visus prisimti atsakomybę už savo ir savo tėvynės likimą, o ne laukti gero šeimininko malonės. Dievo ir mūsų valia sukūrėme Lietuvą. Mūsų teisė ir pareiga ją valdyti. Lietuva neparduodama ir neparsiduoda nei rytams, nei vakarams.